Labas, dėdė. O, sveikas. Ko plyšauji? Koš. Patinka? Patinka. Koš. Geras eikš. Koš. Geras eikš. Koš. Eikš. Kas man eikš? Nu, koš. Eikš. Koš. Ale žiūrėk. Koks atsargus. Koš. Arklį mylėti reikia. Tada jis tave iš pusės žodžio supras. Koš. Koks kumelys. Norėtum tokio? Aš? Labai. Girdėjai, vaikas kumeliuko nori. Nekvaršink vaikui galvos. Imsiu ir padovanosiu. Įviliausi į tvartą. Kumeliukas tavo. Sutarta? Sutarta. Mažvaikis. Neturi ką veikti, spjaudyk ir gaudyk. Pamirš iki rudens. Koš. Geras eikš. Koš. Geras eikš. Koš. Eikš. Kas man eikš? Nu, koš. Eikš. Koš. Vyras. Eik tu. Kaip vaikas. Eik tu.
Gandra, gandra, ga, 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 tavo pati ragana. Gal jau pamiršai, koks šurmulys kilo mūsų kaime, kai tu su manimi nusileidai Taurinskienės pievoje. Mano mama tada buvo pati greičiausia. Jai labiausiai manęs reikėjo. O tu skraidai ir tikriausiai galvoja, kad aš nežinau, iš kur vaikai atsiranda. Kvailas tu, gandrelė. Aš tave vadinsiu Beriuku. Gerai? Aš Adulis Babarskas. Aduliu mane vadina namuose, o Babarsku mokykloje. Aduli, atnešk malkų, man sako mama. Babarskai, Babarskai, dažnai man sako mokytoja. Neskraidyk padebesiais. Babarskai. Babarskai, neskraidyk padebesiais. Brolis Rapolas mane dar vadina vaikeliu. Bet aš dėl to nepykstu. Gyvename mes, aš, mama ir brolis Rapolas Alksnynėje, sename name, bet užtat prie pat upės. Ten plaukia ir grūdinasi mano brolis Rapolas grįžęs iš darbo. O aš pavasarį maudau mūsų vištas, kitos kaip tyčia visos kartu užsinori perėti. Kelisik pamurdai ir tas noras joms iškart praeina. Kitoje upės pusėje gyvena mūsų kaimynai Petrikiai. Jų duktė Živilė Petrikytė dirba bibliotekoje ir kartais susigalvoja tokių dalykų, kad gali kristi negyvas iš juoko. Niekas Živilės gyvenime tai baisiai nejaudina, kaip jos Strazdanos.
Labas, dėdė. Sveikas, Adulė. Belstis reikia prieš įeinant. Pamiršau. Pamiršau. Na, ko įsispoksojai? Bet ne pirmą kartą matai, ar ką? Šakės atnešiau. Atnešė, tai ir drožtaus sveikas. Daug manęs kiek patinka, gali tepliotis. Labai man čia rūpi. Ir gerai, kad nerūpi. Jeigu nori žinoti, tai aš visai nesiteplioju. Aš strazdanas naikinu. Ką, tikrai? Tikrai. O kodėl naikini? Kad tu paklaustum. Nepadės tas tepalas. Daug tai išmanai? Senelis sako, kad varlės kurkulais reikia strazdanas gydyti. Ko? Varlės kurkulais, kur prūdė. Garlės kurkulais, kur prūdė. Galinda tikėti, kaip savo nori. Bet senelis niekados nemeluodavo, garbės žodis. Pats tu garbės žodis. Adulį! Tu nesakyk Rapolui. Ko nesakyti? Na, kad aš tas strazdanas naikinu. Galvoju, labai jam rūpi. Tai tu ir nesakyk, jeigu nerūpi. Gali nesakyti, jeigu taip labai prašai. Atvirai šnekant, mūsų Rapolas irgi durnarapį apsėdė. Kaip tai? Na taip, vos pareina iš darbo ir lekia prie upės. Sako, užsigrūdinsiu, paskui žiemą maudytis galėsiu. Eik valgyt. Vėliau. Kada vėliau? Kai sriuba tauš? Ne tauš, pareisiu nulkasti ir pavalgysiu. Viešpatie Rapolai, kada tu liausies kvailiot? Čia labai rimtas dalykas, mama. Jau pati matė, kaip per televizorių rodė. Ten sportininkai buvo. O tu patylėtum, kai tavęs niekas neprašo. O tu irgi nešūkauk. Mažesnis su proto už tave daugiau turi. Susirgs plaučių uždegimu ir viskas baigsis. Valgyk išminčiau. Ko jis ten plyšauja? Taigi rankšlas tai pamiršo. Nunešk, Adulis, ar mata prieš kaimynus šitaip ant viso kaimo plyšau. Tegu dar parėkauja. Pats pamiršta, paskui tarnų ieško. Nunešk, tau rankos ir kojos irgi dėl to nenutrūks. Na.
rankšluostį paim. Kur tą vištą dabar tempi? Duok greičiau tinginio šmotę. Žinai, gal kas ir išeis. Jeigu vištai vanduo padeda, tai ko tau negalėtų padėti. Kvailys. Op, 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 op. Ir opla. Sės pasimankštinsim. Ir viens, ir du, ir tris. Nu ir pripeklina kaip velnias, nors duris atidarytum. Nervas ima. Vėl mergos traktoriaus langus išbarškina. O tu dar šnipinėsi, sprandą nusuksiu. Aišku? Už ką suksi, jeigu visas kaimas šneka? Ką šneka? Kad mergos besilinksmindamas tavo traktoriaus kabinos langus išgrūdo. Ką dar šneka? Daugiau nieko. Pavažiuot duosiu. Tikrai duosi? Sakau, duosiu, vadinas duosiu. Dar sako, kad tu piemenšmotas. Kodėl? Todėl, kad galinės skaliai koją pamušiai. Tegu pririša, praeit neduoda. Viskas? Viskas. Žiūrėk, nemurmur. Aha. Turi ir tu, Babarskai, Dievo dovaną. Tik gražus balsas dar ne viskas. Dainą ir šokį reikia pamilti. Reikia dirbti ir dar kartą dirbti. O gal ir tau geriau šunis lodinti, kaip tavo broliui Rapolui? Sa
bet man širdį nesutema. Sveikas. Labas. Tai už kokius pinigus tai plyšiau, draugelė, a? Aš ne už pinigus, aš šiaip savo. Patraukimą turi tokį, a? Aha. Gal ir neblogai. Aš retkarčiais irgi mėgstu padainuoti. O kieno gi vaikas bus, jeigu nepaslaptis? Ne. Kas ne? Nepaslaptis. Tai ir sakyk, ko nesakai. Babarskas, o vardas Adulis. Bavarskas vadinasi. O aš Ugnius, Bagdonas, Eigulį pas jūs dirbsiu. Bavarskas tai Bavarskas. Seserį turi? Ne. Čia tai negerai, draugelė. Liūdna gyventi be sesers. Patikrintas reikalas Babarskai. Broli tai? Broli? Broli, žinoma, irgi neblogai vyresnis. Aha. O, na tai turėtum žinoti, ar mergučiai yra, a? Yra. Bent kelias. Tu, draugelė, nesišaipyk. Nežinai, kur užaugęs gali atsidurti galva tokioj skiliai, kaip aš dabar ir bus. Какой пейзаж, а я профили анфас, стоят, смотрю на вас. Šito kas tokia? Laiškininkė Nastė. Eik, draugelė. Eik, mes dar susitiksim. Gyveno pievoj vienišas svirplys, yra tokia pat kaip jis, su galva, kad angeliai susėdę vakare. Ilgai dainuotų dainą šią, šabudaba. Tu man kaip ta gėlė pilna medaus. Suva, o tu gražus kaip rytas po lietaus. Prašyk, ko nori. Noriu dar daugiau. Padovanok man saulę nuo dangaus. Tu, Rapolai, neblogas vaikinas. Svarbiausia netinginys, bet, vyras be kariuomenės, tai dar ne vyras. Taigi, nepadaryk mums sarmatos tarnaudamas. O mes tavęs lauksim pargrįžtančio. O duonos, darbo ir panų, alksnynė, visada rasi. Tik tai tu pargrįžk sveikas. Tada ir vestuves iškelsim, a? Jau tavo sparnai pakelti į didelį skrydį. Vėl sugrįši, patikėk, vėl sugrįši, nes plakančia širdis mūsų jauti. O kad nepamirštum kelio namo, prisiminimui nuo kolūkio valdybos ir mūsų agitbrigados.
Aš ieškojau. Tu? Vyras esi. Nemaniau, kad taip moki liežuvį už dantų laikyti. Aš ne už tai, kad pavažiuot duodavai. Nenoriu, kad tu išvažiuotum. Na. Nori, nenori, jau reikia. Tik tai veršlenti dėl to nėra jokio reikalo. Svarbu, kad... verčiau pamiegam. Ну, давайте, ребята, давайте, поехали. Трогай, Иван Петрович.
Tai toks mano kačiukas. Pasiimk, jeigu tavo. Kur, stok. Ar matei, ką padarei? Ar matei, aš tavęs klausiu, Babarskai, tu? Sakai, jeigu ant lokio užsirioglintum, gal ir pastebėtum, ar ne? Dar sekundė. 1 sekundė ir būčiau baltą kėkštą nufotografavęs. Amžiams įsikalk į galvą. Nori pareikauti, drožk į laukus. Ir laidį gerklę tiek tik tai širdis geidžia. O miške šūkojo tik paskutiniai kvailiai. Įsidėmėjai? Būtų kėkštas kaip kėkštas, o dabar baltas. Vieni niekai tokį pamatyti. Tu man, draugelį, pasakų nesek. Pamatysi Rapolo panelę, pasakyk, tegu per daug neliūdė. Gal dar ką nors pasakyti? Ne, daugiau nieko. Nors, jeigu labai nori, gali nuo manęs linkėjimų perduoti. Ir bučinių. Nepatenks, ką? Baik, nesitaškyk. Nesitaškyk, Adulė. Ar pasutai? Liaukis, sakiau. Nes kaip pagausiu. Taip ir pagausiu. Taip ir pagausiu. Nu, palauk tu man. Nu, tuoj, ateik čia. Palauk. Palauk. Adulė, palauk. Va ir pakliubai. Aha, va. Matau. Na, kelkis, ko dripsai kaip stulpas. Kelnė suplyšo. Sakiau, liaukis. Kelkis, pasižiūrėsiu. Plius man dabar medžiaga niekam tikės. Pats tu niekam tikės, kad suaugusių neklausai. Klausyk, eikim namo, aš tau susiūsiu. Niekur aš neįsiu. Gerai, aš atsinešiu adatą ir siūlą ir susiūsiu. Palauksi? Galiu palauk. Tai palauk. Važiuojam, nieko aukų nėra? Technika.
Ko tuksit musę kandęs? Susiųsiu nežymės neliks. Gal aš geriau eisiu, Živilė? Čia dabar. Susiųsiu ir galėsi eiti. Nebijok, nelaikysiu prie savęs prisirišusi. Aš ir nebijau. Adulė, Rapolas nerašo? Rašėm bent porą kartų. O tau neparašė? Kodėl jis man turėtų rašyti? Šiaip maža kas gali galvą šauti. Rašo, kad net geriau aš tavo adresą atnešiu. Parašysi, pati viską sužinosi. Nereikia. Kaip savo nori, bet geriau, kad parašytum. Kodėl taip manai? Šiaip jeigu tau taip rūpi. Visai man nerūpi. Kam tada klausinėjai? Pamanyk tik ir paklausti nebegalima. Ulala, šit kaip. Draugė bibliotekininkė. Žmonėms verkiant specialios literatūros reitingų, dėl to nei tiek galvos neskauda. Taip vadinasi? O kas tie žmonės, jeigu nepaslaptis? Žmonės, tai aš. Ugnius Bagdonas, Živilė. Ir kokiosgi specialios literatūros tiems žmonėms taip staiga prireikia? Galvoju, surasiu tave, pasitarsiu. Mielų norų, Ugniau. Bet dabar pietų metas? Niekai, Živilė, mes žmonės tokie, pasako, laukiam. Kas tavo, Adulė? Tu čia, draugelį, jokų nekrėsk. Adulė, garbės žodis. Va, im kelnes, sakyk ačiū ir kad būtų paskutinis kartas, supratai? Na, ko dar? Gavai kelnes, sakyk ačiū ir savais keliais. Galiu eiti, jeigu norit. Nepyk, niekas tavęs nevažo, bet kai vyresni kalbas vaikams, nėr ko klausyti. Tai, kad mes dar apie nieką nesikalbam, Ugniau? Nesikalbam, kalbėsime, Živilė. Eik, draugelė. Gal iš tiesų, Adulė, ir namuose tavęs tikriausiai laukia. Niekas manęs nelaukia. Mieliausias mano broli Rapolai. Čia gyvenu neblogai, esu gyvas ir sveikas. Bet jeigu tu galvoji, kad Eiguliui Ugniui Bagdonui visai nerūpi Živilė Petrikytė, tai gali taip daugiau nebegalvoti. Parašyk, ar esi gyvas ir sveikas ir ką tu galvoji. Tavo brangus brolis Adulis Babarskas. Labadiena, tamsta bibliotekininkė. Gal sakau, nesutrukdysiu? Ne, Ugniau, žinoma ne.
Tada labai maloniai prašom. Man? Jums, draugė bibliotekė. Kodėl tiek daug? Tai, kad taip jau išėjo. Oi, ačiū, labai ačiū. Aš per visą savo gyvenimą nebuvau gavusi tiek gėlių. Ta, čia vienas juokas žiūrė tos gėlės, kaip pagalvoja. Dieve, kurgi aš jas pamerksiu jas. Aduli, ar pašėlai? Kam tas knygas čia atitempėjai? Nešius namo, užrašyk. Visas? Visas. Per tą lakstymą seniai beskaičiau. Na, kaip savanori, bet galėtum ir pamažiau imti. Šventa teisybė, draugelė. Šitie knygų begrauždamas ir išprotėt gali. Tai jums taip atrodo. Brolis Rapolas rašo, kad daugiau skaityčiau. Aduli, Aduli. Jau labai dideliu Saliamonu tu kariuomeniai tas tavo Rapolas pasidarė. Kas kariuomeniai pabūna, visi Saliamonais pasidaro. Labas, dėdė. A, tai tu, Aduli. Aš, dėdė, kasgi daugiau? Viską į tai, tikriausiai pasakos. Kad ne. Pasakos dabar man jau nebelabai įdomios. Žinia. Viskam savas laikas. Lyg ir neaukstasi. Žuvau, dėdė, nesiruošėt? Kad nežuvis, Aduli, man dabar galvoj. Feliutė, žmona mano, smarkiai susirgo. Laukiu mašinos, taigi, vežti ligoninį. Nėra rodos. Tai gal aš ir eisiu? Gal kitą kartą? Gal. Mane va į pensiją išleido. Kitą. Jauną paskyrė. Taigi man dabar jau laikas į pušinėlį. Draugė, brangus mano broli Aduli, esu gyvas ir sveikas. Dėkoju tau už laišką ir prisiekiu, kad padarysiu taip, kaip tu nori. Išspausiu iš Eigulio ugniaus Bagdono 9 prakaitą. Atsirūksėm už tas gėlytes, gali dėl to per daug nepergyventi. Tavo brolis Rapolas Babackas.
kas tu? Adulina, kas tu? Dieve, pervažiuotas. Kur dripsai čia šalia kelio ir žmonės gazdini? Ar aš? O tai negi aš. Aš galvoju pagulėsiu ir užmigau netyčia. Radai vietą, kur gulėt. O iš kur tiek daug knygų tempi? Tempiu, vadinasi, taip reikia. Na gerai, nešėlk. Ašgi geruoju paklausiu. Aš ir nešėlstu. Pasiėmė iš bibliotekos, kad dažnai vaikščiot nereikėtų. Aš galvau, kad mašina tave jau pervažiavo, išsigandau. O, tiesa. Adulė, aš visai pamiršau. Šokolado tau nupirkau, šią paimk. Kad ne, aš nelabai mėgstu. Imk, tai kurgi aš jį dabar dėsi, negi išmėsi. Aduliuk, gal tugnių kur nors matei? Ar eigulį? Eigulį, Aduliuk. Mačiau. Rimtai? Kur? Jis irgi apie tave klausė. Sako, gal Nastę laiškininkę matei? Aš jam nemačiau, o jisai labai gaila. Eik, dar nemeluoji. Tai kam tada klausinėja, jeigu netiki? Na gerai, nepyk. O jeigu tu kur nors pamatysi ugnių, tai pasakyk jam, kad tokių kaip jis pilni patvariai mėtosi. Ar pasakysi? Gal tu pat jam pasakyk? Pasakyčiau. Tik jis lekia per kilometrą nuo manęs, kai pamato. Prašau, dėmesio. Pasiruošiam filmavimui. Motoras. Yra. Taip, dėmesio. Važiuoja. 41 dublis. Važiam, tai stipriau traukis. Taip, važiuojam. Kas ten maišosi kadre? Ištraukit mikrofoną. Taip, prašau, dūmų daugiau. Daugiau dūmų duokit. Juozai. Atnešk juodų dūmų. Raudoni mums nereikalingi. Ei, stop. Kas ten kadre maišosi? Dėmesio, daugiau dūmų duokit. Juozai. Juodų dūmų duokit. Sveikas gyvas, Babarskai. Girdžiu, viduje kažkas brazda. Beldžias, nei prašom, nei palauk. Nei velniop. Negirdėjau, kaip beldėtės. Nu, kur ten beišgirsi? Šitaip užsiėmęs. Taigi va, Šeškas įsitaisė kiaušinius gerti. Sumaniau spastus padirbti. Liolio. Na? Ir kaip sekasi? Neblogai, tik va, lentos storokas. Gal ir kiek storokas. Nu, ir reikėjo gerinkėjo, tai būčiau planesnių davęs. Nors ne parodai dirbė. Svarbu, kad tik Šeškas į tą dėžę įlystų.
Šeškas, Lys. pažinai. Gudrus kaip velnias. Lys. Padėsiu vidun kiaušinį kaip matėlės. Labas, Adaliuk. Na ir lyja kaip iš kibiro. Šia paimk. Persiprašau. Pas tave, Aduliuk, svečių besama. Tai nelabai aš jums sutrukdžiau, a? Nelabai. Va, Adulis baigė šeškams pastų sukalt, tai aptarinėjom. A, spastus. O, tai tu, Ugniau, ir apie spastus nusimanai. Taigi. Ir man atrodo ne tik šeškams. A? O kas man belieka? Toks mano darbas. Nuo ryto iki vakaro po miškus slankioju. O, Ugniau, tankus tie tavo miškai. Žiūrėk, kad kitus klaidindamas pats juose nepasiklystum. Gal nereikia čia dabar prie vaiko, a? O jis netoks jau ir mažas, Ugniau. Tai gal juo labiau nereikia. Nereikia, tai nereikia. Klausyk, Aduliuk, gal galėtum laišką Živiliai nunešti? Rapolas rašo. Gerai, nunešiu. Kaip mat nunešiu. Dėkui tau. Naumutė neiguli, man atrodo, irgi yra apie ką pasišnekėt, ar ne? Gal nereikės prie vaiko aiškinti apie ką? Na. Taip, iškelsiu aš tą dalykėlį viešumon, pamatysi. Sudrumsiu upelį. Ne aš viena. Mudu abudu iš jo gersim. Iš čia girdi? Kaip tau negėda, Aduli? Eigi, greičiau. Oi, Aduli, tai gal mano kavalierius būsi? Ar man tos gėlės? Tau. Tikrai? O kodėl man? Ir kodėl dovanoji? Todėl. Na, pasakyk, Aduli. Man reikia žinoti. Nežinau. Juk meluoji. Aš juk nujaučiu, kodėl. Jeigu nujauti, tai kam dar klausit? Aš dar laišką turiu. Man? Nežiūrėk. Ką rašo? Labai daug ką rašo, Aduli. Ačiū, kad atneši. Nori, aš tave išbučiuosiu, nori? Mane? Tave, žinoma tave, Aduli. Tau dar betrūko. Aduli, Aduli. Aduli, Aduli, kelkis. Tuoj tavo dėžiai kažkas kruta, Aduli, kelkis. Šeškas, mam. Tikriausiai šeškas. Viešpatie, dėl tų kelių kiaušinių. Tai ką tu dabar su juo darysi? Nelaikysi toj dėžiai. Manau, šešką reikia į maišą kišti. Tu paskui ką darysi? Nešiu Liubinui. Tegul savo lupa kailį sveikatą. Lupsis tau šitokį. Fui.
Tai kad nedvokia nekiek. Tu tik atsargiai žiūrėk dar į kas. Nei kas, vienas juokas. Viešpatie. Adulė, žiūrėk, kas sugrįžo. Valio! Epa! Adulė, pašėlai. Labas, sūneli, kaip tu čia dabar ką? Atostogų. Atostogų, taip greit, ar atsitiko kas? Ką? Vėliau papasakosiu. O mes va šešką pagavom. Na, Adulė ir šeškas. Opa! Ai, Adulė. Šeškas. Adulė, pažiūrėk, ar nekreivai. Aha. Gerai. Sveikas, draugelė. Užeisi. Užeik, jeigu taip labai reikia.
Maudysies? Gal maudykis, aš tavo atnešiau rankšluostį? Nesinori. O už ką kariuomeniai ordinus duoda? Už drąsą, už viską. Tai kare už drąsą, o kariuomeniai? Kariuomeniai irgi. Duris uždaryk. Sušalsim. Nesušalsim. Ar pameni, kai sakei, kad gilinis kalį koją pamušiai? Nelabai. O ką? Nieko. Dabar jie įguliais ugnius padaužė. Ir teisingai padarė. Tegu pririša, praeit neduoda. Duris uždaryk, aš tavęs dar kartą prašau. Živilę vakar buvau sutikusi. Liūdna tokia. Į Vilnių išvažiuoja gyventi. Teta jos ten, ar kas gyvena? Minėjo ir man kažką. Ko dabar? Sotus nebenoriu. Labas, Aduli. Ko toks susirūpinė? Šešką pagavai? Na, nenusimink, pagausi dar. Ugnius nebuvo pasisužėjęs? Jeigu su Rapolu susidraugavo. Na, lik sveikas. Aduli, išlys. Tai ašgi žinau, kad tu ten, Aduli. Aš dabar kaip tik apie tave galvoju. Už tas gėlės pameni, aš taip tau ir nepadėkojau. Padėkojai, man rodos. Neatsimenu, gal ir padėkojau. Viską šiandien man toj galvoj susipainiojo. Ačiū tau, kad atėjai. Taip ir būčiau neatsisveikinusi. Ko taip žiūri? Strazdinu tu taip ir neišsigydai. Bala jų nematė, Aduli. O be to, man kažkas sakė, kad aš su Strazdanom dar gražesnė. Aš sakiau. Tu? Juokdarys. Autobusas. Lik sveikas, Aduli. Aš tau gal laišką parašysiu, gerai? Geriau ne man, Rapolui. Tu, vaikė. Nereikia, prišlysiu dar per jaunas. Laiminga. Antulį. Živilė!
Aduli, Aduli, kur lėki?